į pilką kaimą, vėjai ten virš dangaus keltų. Lapai pagelta saulė, išėjo saulė, daina ir tu. Liko tik miestas medžiai ir žmonės skaidrūs rudens lašai. Neišsvajotos tavo svajonės, tavo margi laiškai. Nu tai va, pakvietė mus į Skamba kanklius šiemet. Ir ten buvo tokis šeiminėlių vakaras organizuotas, buvo 8 šeimynos. Nu tam tarpe ir mes su vaikais 4 ir su anūkais dainavom, grojom. Ir pasisekė mum, laimėjom 1 vietą. Gavom dovanų dviratį ir dar 2 asmenim kelionę į Rygą, į vandens atrakcionų parką. Nu va, labai jau linksma buvo ir gražu, ir įdomu mum, ir žinoma, garbė pabūt. Tai va. Visa šeimyna daininga, kiek žinau, taip. Kokiais instrumentais groja jūsų šeimoje ir kas? Nu, mažiausias mūsų vadinamas mažiulis, Petrukas ant kontrabaso grojo, sūnus akordeonu, Audrius, o aš su cimbolais, mamutė. Aš būbnu, tai jau aš visą laiką būbnuoju. Nu, vaikai, anūkai barškučiais visokiais, kas kuo. Kas ką nučiupo. Na ir va, dainavo, anūkės atskirai dainavo. Labai šiltai priėmė mus ir publika atėjo. Paplojo garsiai. Linksma. Matau ant jūsų kelių cimbolai, taip? Mhm. Kas per instrumentas? Nu, styginis instrumentas. Pats pasidariau aš jį. O iš kur žinojot, kaip jį gaminti? Ne, nu tai buvo nu ko pasižiūrėti, buvo. Dar aš mažiukas būdamas išmokau jau skambyti, dar mokykloje nejau. Tai buvo mano krikštų tėtis turėjo tokius cimbalus. Ir jisai pamokino brolį vyresnį ir tas parsinešė į namus ir paskui aš čia pasivogdamas prie mokau, nusižiūrėjau. Tai va ir paskui pasidarė, vienus pasidarė cimbalus, paskui kitus, štai kad jie ir nelabai, kai po vestuvės eidavo, tai ir net ir sulūždavo, nes reikia stygas tempt, čia įsiveržė visur, tai skilo lenta. Šitiek stygų ir įtempta. Ir šitos va suskilę jau čia sunituota, bet jau dar mažiau graina, tai jau užtek šito. Kokių 5 daugiau centimetrų storio šona šitas. Ir pažiūrėkit, kaip išlenkta jau va. Čiagi šitiek daug stygų, tai tempia. Kiek metų jau tiem cimbolam? Oi, tai jau šitie. Kokiais 30 kokie metų jau jie. Kažer nedaugiau dar. Sakot, vestuvėse cimbolais grodavo. Tai su Romanauckais, tie su smuikais grojo, brolis akordeono vyresnis, o aš ant cimbolų. Ir ant būgno, sykio, da. Ir dabar gal dar grojat vestuvėse? Nu, jau senokai grojau. Taip, dar pagrojam, kur su saviveiklu kokiu išvažiuojam, tai kultūros namam priklausėm visim nuo. Dažnai išvažiuodavom. Čia minėjot kapelą, tai galbūt smetoniški bernai, taip? Nu jo. Tai gal apie smetoniškų šiek tiek čia tokia garsenybė? Nu ką žinau. Nu tai vagi ką, papasakok, kaip grojot, nuo kada grojot? Nuo jaunystės, nuo jaunystės? Tai aš 7 klasės baigiau ir pradėjau po vestuvės jau eiti. O taip tai po šokiuose būdavo pas mus namuose šokiai, dar tėvelis buvo, smuikininkas geras buvo jisai. Nu ir, kaip sakau, švogeris tėvelio, Urmanavičius toks, mano krikštų tėvas, vėl ant cimbolų gerai skambino ir ant smuiko grojo irgi. Nu ir buvo kapela jų tokia jau senovės vyrų. Tai būdavo pas mus šokiai vis.
kambarys didelis buvo išardomas sienelė ir keli kaimai su baisiausia suveidavo jaunimo. Nu ir jau aš būbninau, dar tą mokyklą jau mačinau jiem. Buvo būbnas tokiais dar smetoniškas. Nu, paskui jau pridėjau ir su Romanauskais ir su broliu Vidu. daug metų. Ir visą laiką tep jau jie ir įsilaikė visi. Buvom baisiai po visą Lietuvą, baisiai išgarsėję. Labai gaila, kad nėra jau to brolio Vito, labai jau geras akordionistas buvo, čia nėra tokio aplinkui, kai buvo Vitas. Jau polka, kai užgroja, tai nežinai, kaip ten atrodo pačios kojos skrenda. Dabar vyras sako iš senos muzikantų giminės, kaip suprantu. Per kartas taip ėjo. O jūs? Nu, mano giminėj, šeimoje ypatingai tokių garsių muzikantų nebuvo, bet dainuot tai jau visi gerklės paleidę. Visi dainininkai. Aš turiu 4 brolius ir 3 seseris. Nu tai vienas brolis ėjo po vestuvės smuiku grojo jau ilgą laiką, bet šiaip jau, kad sakytai, labai jau ypatingas smuikininkas nebuvo, ot, prie kitų tai grojo ir jis, bet jau dainuota jau visi, tėtė mano dainuodavo labai, mamos tai neprisimenu, mama mirė, aš 8 metų buvau, tai ne per daug atsimenu, kad dainuodavo su vyresnėm seserim ir mama. Atsimenu, kad dainuodavo, bet kaip ji ten dainavo, negaliu pasakyti, bet jau tėtė tai visą laiką ir va daug dainų visokių, tai iš tėtės išmokus labai. Tai gal padainuokit? Tai padainuosim gal, aš nežinau. Čiulbutis gieda lakštutis ant putimo šakelės. Čiulba čiulbutis gieda lakštutis ant putimo šakelės. Bet piktau čiulbėti, putinė sėdėti, o man jaunam reiks išjoti. Bet piktau sėdėti, putinė sėdėti, o man jaunam reiks išjoti. Per tiltą jau nuo žirgelio polių purvinėlį gulėjo. Per tiltą jau nuo žirgelio polių purvinėlį gulėjo. Aš ten išgulėjau 2-3 valandėlės, niekas mane nematė. Aš ten išgulėjau 2-3 valandėlės, niekas manęs nematė. Tik mano žirgelis, mano juodbėrėlis apie mane vaikščiojo. Tik mano žirgelis, mano juodbėrėlis apie mane vaikščiojo. Mindžiojo kojas, mindžiojo rankelės, mindžiojo skaičius veidelis. Mindžiojo kojas, mindžiojo rankelės, mindžiojo skaičius veidelis. Ateina seselė su šilkos karelė, žuostys mano veidelius. Ateina seselė su šilkos karelė, žuostys mano veidelius. Nu tai va, šitą dainą išmokau iš savo tėvelio. Taip gražiai susgiedojat ir ar dažnai dainuojat kartu namie? Dainuojam. Visas gyvenimas mes abudu. Dabar jau rečiau, gal jau nusenstam, bet kai jaunesni buvom, tai būdavo, sėdam mašinoje važiuot kur su reikalais kokiais. Tai mes, nebuvo šnektos, kad ten šnekėtis apie ką nors, arba kai anksčiau buvo mada labai ingardinavis važiuoti ilgos kelionės. Tai mes
dainas, visokias dainas, kokias mes tik neišdainuojam abudu. Ir tik abudu. Traukiamės, derinam balsus, va šitiem gal geriau, nu tai papuldavo, kad ir vestuvėse, ir mane įsiveda kur, nu tai reikia padainuoti. Būdavo važiuojam į vestuvės, tai visada naują dainą išmokstam, kol nuvažiuojam kur. Nu ir turėjom dainų, tai gerą sąrašą savo. Galvose, žinoma, kai dar muzikantai žiūrų, tai turi sąsiuvinį ir jie tai žiūro, mes ne vienas, tai kitas dainą atsimenam. Ir, iki 150 žmonių vestuvėse būdavo, kiekvienam naują dainą mes padainuodavom per labarytį. Turėjom dainų repertuarą gerą. Dar užsimiršto, jau viskas jau. Ar vienas, ar kitas, kur užgirstam dainą kokią, ir jau mokinamės jau. Ir mes. Tai gal dar kokią iš to sąrašo? Tai dar. Padainuojam šitą. Katrą. Mylimoji. O mylimoji, tavęs aš ieškojau ilgai, daug kart pražydo sode gegužis baltai, akis tavasias aš per naktį sapnavau, ieškojau aš tavęs šiam pačiam pasauliui, ieškojau aš tavęs šiam pačiam pasauliui. Aš išdainuočiau pasaulio gražiausias dainas, tau dovanočiau pasaulio gražiausias gėles, aš išbučiuočiau tavo pačias lūputes, mylėčiau aš tave, jei tave turėčiau, mylėčiau aš tave, jei tave turėčiau. Atleisk, brangioji, kad rakto širdį neradau, vilties nustojau, tapti brangiausiu tau, kad tu suprastum, po rauda gitaros sode, žinotum, kaip sunku man tavęs netekti, žinotum, kaip sunku man tavęs netekti. O šitą dainą iš kur išmokta? Jo sesuo vyriausia irgi buvo gera akordeonistė, labai gražiai dainavo, buvo labai smagi moteriška, bet žuvo avarijoje. Tai jos šitą dainą išmokyta, jį gyveno Žemaitijoje, Klaipėdoje visą laiką. Ne visą laiką jį mokytojavo. Tai anksčiau, kol jauna buvo. Ir ją išvijo iš mokytojavimo už agitaciją prieš komjaunimą atseit. Ir tai jį paskui labai vargo, nuvažiavo į Klaipėdą ir Syriaus gamykloje įsidarbino, tai rankos buvo nusilupę nuo batareikės, kur gamina. Batareikės prie batareikių gamybos buvo. Tai nuo to visokių tų sierų, visokių ir luposi odą net nuo pirštų. O paskui dailės kombinate dirbo, apsigynė liaudies meistrės vardą ir mezgė visą laiką, labai gražius mezginius, rankdarbius visokius. Labai, labai smagi moteriškė, muzikantė. Tai va irgi šeima. Jūsų giminiai ne muzikantų nebuvo gal?
Nu tai, Nu, tai Almonija sesuo. viena sesuo Negrojo, bet dainavo. Negrojo ant nieko jau, o čia tai visi broliai du. Ir dar vienas gelytų yra gyvas dar, tai tas irgi akordionistas. Groja. O su broliai susitinkat, pagrojat? Oi, anksčiau, kol Vitas buvo gyvas, mes šitas po brolis, tai ir po vestuves vestuvės grodavom grojo ir čia. Dabar vat tas, kur gyvas Alytuj. O dabar šitas groja, atvažiuoja, tai ne, kad nepagroja jau, kad taip va paimtų ir pagrotų, o jei kokis baliukas jau tai paima kada. O šiaip jau tai nelabai. Su vaikais daugiau jau dabar pagroja negu su broliu. Čia truputį papasakojat apie gamybą cimbolų. Gal paklausykim dabar ką nors. Ką galėtumėt pagrot? Polkutę pagrosiu. Kai tyliai Nemunėlis teka, o dar tyliau bernelis mergužėlė šneka. Bet nelauk mergaitė, jau jis nebegrįš, gal tai lauki jo kitą mylėjęs. Bet nelauk mergaitė, jau jis nebegrįš, gal tu lauki jo kitą mylėjęs. Bet aš žinau, kad bus dar mėnesiena, švelniu sidabro puošis dar alėjos, svyruos dar jo varai nuo rudenio audrų. Norėsi laimę rast, bet bus jau per vėlu, svyruos dar jo varai nuo rudenio audrų. Norėsi laimę rast, bet bus jau per vėlu. Matėm, kokia graži išpuoselėta jūsų sodyba. Žinau, kad turit žemę, ūkininkaujat, tai kadagi muzikuojat? Tuo pačiu laiku, nu tai kągi. Dirbdami? Ne, nu tai nedirbdami, tai yra sekmadienį, yra... Poilsio minutėm, vakarais.
Kada vaikai, daugiausia vaikai dabar, kai susirenka, kai suvažiuoja vaikai, tai jau džiaugsmas būna namuose. Nes nei vieno vaikogi nėra prie namų. Neturim nei vieno vaiko jau. Jau seniai ir neturim vaikų. Tai ir dažnai aplanko. Aplanko, ačiū Dievui, aplanko. Katri arčiau, tai dažnai va šitas simniokas tai beveik kasdien. O jau iš Kauno, iš Vilniaus, nu tai... Bet labai retas savaitgalis, va kaip šiandien, kad nebūtų nei vieno. Taip vis tiek iš... Tai dar bus mažu? Dar. Vis tiek būna, kad tai vienas, tai kitas, kada jau kokia šventė didesnė, Velykos, Kalėdos, ten motinos, tėvo diena, tai ir visi suvažiuoja. Tai gal dabar padainuosim dar dainukę kitą su akordeonu, ar ne? Pasidėk cimbalus, suvažiuoja visi vaikai ir jau tada tai būna rukas. Žinau, kad sūnus Simne vargonininkų dirba, taip? Ne Simne jis dirba, jis tik Simne gyvena, o dirba Šeštokuose vargoninkauna. Jo vargoninkauna jau kiek 13 metų gal, kai jis vargoninkauna. Na, jis ir Šeštokuose ir dažnai paprašo ir į Krosną. Tai pakeičia jau Krosną. Ir Rudaminą dažnai ten mašina. Ir paduok, mamutė, man tų dūdelę. O kiti vaikai susijęo savo gyvenimą su muzika? Kaip? Su muzika susijęo? Taip, susijęjo. Trumpai papasakok. Dabar Vilma Gietno centre dirba Vilniui. Tai jau ten jos irgi prie muzikos visur. Prie liaudiškos muzikos tas jos darbas visur jau. O Petras, jis... trombonų baigė akademiją, bet paskui pasikeitė specialybę, pasirinko dar antrą garso režisierium ir dabar dirba garso režisierium. Radio žiniuose. O Rasa, baigė vaikų muzikos mokyklą pianino klasę, bet nepasirinko toliau muzikos, toliau mediciną jau jį. Bet pravertė jai ta muzika vis tiek. Dėl savęs, dėl vaikų, dabar vaikus mokina pati savo. Vis tiek gerai, ką moki, tai niekas neprapuola. Taip. Tai sudainuosit dar kažką, matau. Kokiam aš čia padarysiu? Šitą? Pilka kalbina vėjai ten iš dangaus keltų. Lapai pagelta saulė, išėjo saulė, daina ir tu. Liko tik miestas medžiai ir žmonės skaidrūs rudens lašai. Neišsvajotos tavo svajonės, tavo margi laiškai. Liko tik miestas medžiai ir žmonės skaidrūs rudens lašai. Neišsvajotos tavo svajonės, tavo margi laiškai. Liko Vilnelės blizganti juosta, dugno gaivi šviesa. Ašaros sūrios liko ant skruosto, ašaros taip rasa. Vasaros karščiai degina lūpas, kas pasitiks kas laukt. Lapkričio vėjai debesį supa, kas juos vardu pašaukt. Vasaros karščiai degina lūpas, kas pasitiks kas laukt. Lapkričio vėjai debesį supa, kas juos vardu pašaukt.
Atsiliepkit vieškelių broliai, aidų plačių laukų. Jau šermukšnėlės krenta, karolės spindi šarma laukus. O kad galėčiau vėjų pakilti ten virš dangaus skliautų, ten mano meilė, ten mano viltis, laimė, daina ir tu. O kad galėčiau vėjų pakilti ten virš dangaus skliautų, ten mano meilė, ten mano viltis, laimė, daina ir tu. Laimė, daina ir tu. Minėjot, kad jūsų mamytė buvo daininga, jinai tebėra gyva? Gyva dar. Kiek jai metų dabar? 94, kaip čia, lapkričio mėnesį suveis, ar ne? Gruodžio. Ar gruodžio? Gruodžio 8 suveina. 94 metai. Tai gal mamytės kokią dainelę? Tai va jau čia jos šitą dainą išmokyta, tai dainuoja jau ir mes, ir anūkai jau dainuoja, jau jos proanūkė. Tas radasto vidurys, kaivininis obuolys, kuris kaip ožiets pražįsta, mets po metų nuvysta, kuris kaip ožiets pražįsta, laiks po laiko nuvysta. O tos akys, melsvos akys, tai vis yra grožybė, kas pamato, kožnas sako, kad aniuolo esybė. Kas pamato, kožnas sako, kad aniuolo esybė. Tam gražu metų veidelių ir meilų metų akių, jau ne vienas iš bernelių prasižudė ant amžių, jau ne vienas iš bernelių prasižudė ant amžių. Po veselės kelias dienas aš nelaimių nemačiau, gražiai pačiai patikdamas baisiai savi vardinau, gražiai pačiai patikdamas baisiai savi vardinau. Sunkiai dirbau, vargus vargau vis dėl savo prietelkos, o jį gėrė gardžiai valgė ir kasdienų levojo. O jį gėrė gardžiai valgė ir kasdienų levojo. Aš parėjau iš darbelio ir parvirtau kai kūlys, pati tarė, ar tu girtas, ko guli kaip pagalys, pati tarė, ar tu girtas, ko guli kaip pagalys. Atnešk malkos, užkurk pečių, tu neatsiekis pagalį, užvaduok nors iki pačių, nežiopsojis kaip kvailys, užvaduok nors iki pačių, nežiopsojis kaip kvailys. Oi pačiutė, oi širdelė, ar tu mani nekenci, kad tokiais bjauriais žodeliais šiandien mani kalbi, kad tokiais bjauriais žodeliais šiandien mani kalbi. Tai va jau čia mamos, jo mamos daina išmokyta šitą. Tai gal pati dar dainuoja? Dainuoja, dar dainuoja. Dar buvo, kai buvo atvažiavę kviest į Vilnių, jau čia mūsų ir buvo iš Vilniaus atvažiavę, tai dar jį pažadėjo, kad dar atvažiuosiu ir aš, bet jau paskui, kai reikėjo važiuoti, tai jau vaikai ar negalėtų paskambyti, kad jau manęs gal nereikia jau. Jau apsigalvojo, kad per sunku bus kelionė. Bet va dabar išvažiavo, įsivežė dukrą į Klaipėdą, pabūt, nu ir išvažiavo dar jūsų. Tai gyvena kolektyviniam sodė, Šernų miške. Kolektyvinis sodas, labai graži vieta. Nu, dar ką vasarą, tai gerai. Tai išvažiavo, pabus per vasarą, paskui. Nusibosta vienoj vietoj. Dainuojat jūs, dainuoja vaikai, dainuoja anūkai. Ar laimingi esat? Labai. Labai laimingi, aišku. Labai laimingi, labai tai ypatingai jau dabar džiaugsmas didelis iš anūkų, kada laimi, kada visur dalyvauja, atbėga močiutė, senelį, va jau mes ten laimėjom, ten, nu tai kurgi nebūsi laimingas čia. Čia žmogus. Padedam džiaugtis. Visą laiką.
Džiaugsmas, laimė tokie ir yra. Nu, jeigu žmogus į ką linkęs, nu, tai iš to jis tik ir būna laimingas. Jeigu aš myliu muziką, dainą, tai aš laimingas tada, kada aš girdžiu ją, kada matau, kad kiti aplinkui dainuoja ir džiaugiamės tuo. Žinoma, kad laimingi. Kitiem patinka, Taip. žmonėm. Tai ką linkiu jums dar daug dainingų ir laimingų anūkų, proanūkių ir jums daug dainingų metų. Nu, vaikai atrodo netinginiai, turėtų būti dar. Ačiū labai.